Klausau? Nu, labas, Ramūnai. Aš prausiausi negalėjau. Jūs prausėtės, negalėjot? Jau viskas dabar, jau galiu kalbėti. Kojas prausėt, tai gerai, viskas jau baigėt. Dabar, tai norėjau tik pasveikinti beje su tikrai įdomiu video, nuostabiu ir... Oi, taip ir laukiau, kad pagirtų mano esybė. Taip stengiasi, o asmenybė, nu taip galvoju, negi Ramūnas dabar nieką man nepasakys. Nu, žinai, kaip jau taip protingai ir gražiai išklausysi Ramūną mokymus. Fainiai, tikrai labai ačiū Ramūnai. Labai jau turiu metų daug, bet kažkaip tokia nuoširduma, taip paprastai viskas gyvenime yra pasirodo. Tikrai vaikai geri, anūkai nuostabus pas mane. Tai dabar mokausi gyventi, pati ant savęs, noriu dabar, kad save mylėti. Tai jūs galite anūkus įdarbinti? Ai, mažiukai dar anūkiukai, manau. Tai užsiauginsi tada, kalkit iš mažens, žodžiu, kad reikia daryti blogą, reikia daryti video. Užaugs ir jau darys. Eik, Ramūnai, kokie mano anūkai, tai nėra žodžių. Nežinau, aš nelabai vaikų mokėjau auginti, bet tikrai dukros labai nuostabios ir sūnus, nuostabi šeima mano. Tai dabar norėčiau paklausti, kiek dienų jūs pražiūrėjot pati? Vis kiekvieną dieną žiūrėjau. Kiekvieną dieną žiūrėjot, ne? O sekėt? Taip. Tik žinai, Ramūnai, man su tuo kompiuteriu nelabai aš moku ir iš tikrųjų ir žinai, kaip kad rasti žmogų, kuris pamokytų mane. Žinai, kaip aš gyvenau su vaikais, man viską vaikai rodė, o paskiau, kaip dukra išvažiavo į Lietuvą ir aš likau viena ant ledo. Ir tai jau vis tiek biškį išmokau. O tai jūs puslapį tą pirkot ar nepirkot, jūs nelabai spėtau? Ten ta mergaitė man padėjo tokia viena. Bet žinai, kaip... Koks puslapis ten pavadinimas jūsų? Kuris? Ar jūs pirkot jų? Ai, ten, tikslas, sėkmė, auksas, bet aš ten dar nieką nedariau, man reikia kas pamokytų. Aha, bet jūs užsimokėjot, nes aš man atrodo, aš neatsimenu, ar jums kūrė. Jo, aš sumokėjau ten. Tai jūs šiaip sakau, tikrai gali, ta prasme, kažkas, kas moka šiek tiek kompiuteriais, kokį studentą, ar ką, žinau, tikrai gali ir uždyką jums parodyti, žinau, žmonių labai arba vaikų, iš tikrųjų labai nori, mikliuo plus duoda aš visą informaciją, tikrai gali padaryti. Jau tikrai, Ramūnai, nuostabiai, pavyzdžiui, kad, žinai ką, Ramūnai, kad daug žmonių, pavyzdžiui, nieko netiki, įsikibė į tą savo darbą, įsikibė į tos rūpesčius, įsikibė. Kažkaip sunku išjudinti žmonės, kad nieko. Bet ar jūs netokia pati buvot, ką, ilgą laiką? Jo. Tai reiškia, jūs žiūrite ne į naujus žmonės, o į tai, kas jūs buvote, ne? Ir iš tikrųjų, ir žiūrite juos ir galvojate, kokia aš kvaiša buvau, ne, visą tą laiką, visą laiką buvo aplinkui, o niekada nemačiau galimybių. Tai reiškia, tie žmonės jums primena apie jūs, o ne, jie nepričiom ten yra, jie primena tik tai apie jūs. Jie primena mane, gali būti. Ir dėl to jums piktumas kyla, kad jūs, pavyzdžiui, kad jie nenori girdėti ir nieko, nes jūs matote save, kad jūs irgi nieko nenorėjot girdėti tiek metų ir po to gailitės iš tikro ir jums nepikta ant tų žmonių, jums pikta ant savęs, ne? Ne, gal pikta, pavyzdžiui, šiandien kalbėjau su dukra ir aš sakiau, Kristinai savo, nieko, mama, sako, čia Lietuvoj, nieks, žmonės ant bado ribos, ten procentus man neišneka, tikrai jie taip sunkiai gyvena Lietuvoj. Jie to tiki, žinokit, ir jiems tai yra realybė, dėl to jūs negalite jų perkalbėti, kalbėdami jiems, jūs tik turit parodyti pavyzdį. Bet Ramūnai, kaip širdis skauda, kada nori, atrodo... Bet matot, jūs širdgėlą, arba širdies skausmų, jūs jiems nepadėsit, dėl to, jeigu jūs pasinersit į tą patį, žinot, pražūtingą būseną, tai jūs realiai nei jam padėsit, nei savo padėsit, pakenksit abiems žmonėms. Tai vienintelis būdas jums padėti, kaip ir atsimenat, sakiau, vienintelis būdas išgyventi ir atnešti meilį į visas vietas, tai yra priimti tiek ją, tiek jūs pačią ir tada daryti
ką jūs mylit labiausiai ir už to uždirbti, parodyti pavyzdį kitiems, kurie sakytų ir vos nenūkai pasakotų, žinai, tu mano močiutė. Jinai, žinai, ten tokiais ir tokiais metais pradėjo daryti ir taip toliau, žinai, tapo vos ten populiariausia ir taip toliau. Ale, žinai, Ramūnai, aš čia dirbau Airijoje iki 65 metų, daugiau neleidžia man. Ir aš taip tikėjausi dar dirbti, žinai, bet dabar pasakė, jau gaunu tą socialą, pradėjau gauti. Na, aš užtenka man tų pinigų, bet va kaip įdomiai, tą dieną, kaip man pasakė išeiti iš darbą, ir aš dabar net neatsimenu, kaip aš radau tavo tą video. Ta pačią dieną vos ne? Ta pačią dieną, nu. Ta pačią dieną radot mano video, kai išėjot iš darbo, baigėsi darbas. Tai čia vos ne, žinot, kaip pratestinumas, ne, buvo, kad aš nesustosiu, aš vis tiek turiu būdą rasti. Testinumas, nu. Ir taip aš užsikabinau, taip man patinka tie visokie dvasiniai dalykai, ir taip viskas labai gerai. Iš tikrųjų, mano dukros gerai, jie gyvena gerai, bet, žinai, kaip mama nori, kad daugiau geriau gyventų, nors aš vaikų nemokinu ir jau seniai man jie neleidžia mokyti, bet vis tiek kažkaip norisi biški. Tai žiūrėkit, mes tada, kad nešvaistytume laiko, ne, tiek jūsų, tiek mano, prieinam prie pagrindinio klausimo tada. Jūs ten, mačiau, daro tas gėlytės, ne, visokius... Ne, aš nedarau, aš tik tai tą video dariau. Aš tą M-Goldex programą, tą auksą, investicinis auksas, tik pradėjau dabar. Bet jūs daro tai dėl pinigų pagrindė, ne? Ne dėl pinigų, aš noriu padėti žmonėms. Iš tikrųjų, kuo jūs norit padėti žmonėms? Kad jie kažkaip tai žmonės, kad tikėtų ateitim, kad padaryti komandą ir viens kitam padėtumėm, kažkaip. Bet jūs realiai norit mokyti žmonės, kaip investuoti ir gauti pinigų, ne? Taip, draugiškai viens kitam padeda. Bet problema ta, kad jūs turbūt pati nelabai ir uždirbat iš to arba neinvestuojat tiek, kad jūs galėtumėte iš to išgyventi? Man užtenka pragyvenimą, aš tik noriu supranti, kaip... Tu skaitėjai Anastasijos knygas? Kokias? Anastasija, čia tokia labai giminės sodybas, pasiimi 1 hektarą žemės ir įsikuri ten. Ir, tokia eko gyvenvietės. Ir aš noriu ten, kai grįšiu į Lietuvą ir ten gyventi. Tai va, mano tokia šviesi labai svajonė. Nes, klausimas tada toksai. Dabar jūs dabar išgyvenate, ne? Realiai jūs turit pinigų tam, kad išgyventumėt. Jo, bet jūs negyvenat. Išgyventi. Bet jūs negyvenat. Jo, aš žinau tą, jo. Tai dabar klausimas toksai, kodėl jūs savo neleidžiat gyventi? Tai va, Ramūnai, dirbau, vaikam padėjau, o dabar... Dabar kodėl neleidžiat savo gyventi? Tai va, neleidžiu, kaip neleidžiu, stengiuosi, suprantate, man viskas pasikeitė per vieną dieną. Nebedirbu ir viskas iš naujo. Man, dabar, suprantate, aš buvau tokia pasimetus šoko būsenoj, nes taip netikėtai man pasakė išeiti iš darbo. Ir suprantate, viską dirbu, dar tikiuosi, dar dirbsiu ir dabar pasakė išeiti. Kaip ir laisva, bet tas pats kaip šuo paleistas nuo grandinės, ne? Nežinau, ką toliau daryti, nes visą laiką buvo pasakyta, ką daryti. O dabar... Ramūno kursai, kaip tik mėnų laiką aš nedirbu. Ir kaip tik dukra pasiūlė man tam Goldex. Ir vėl viską iš naujo mokyti. Supranti, kai žmogus buvo... Bet jums tai nėra pagrindinis dalykas. Aš noriu, kad jūs dabar išlystumėt iš savo kiauto šiek tiek, ne? Iš to saugumo ir pasakytumėt man labai aiškiai ir tiksliai. Kas jums gyvenime pats nuostabiausias dalykas yra, dėl kurio dieną naktį galėtumėt gyventi ir sėdėti ir dalintis ir taip toliau? Pats pagrindinis dalykas. Jo, pagrindinis dalykas, padėti žmonėm, iš tikrųjų, žinok, man, kažkaip norisi padėti. Ką būtent padėti? Padėti, kad jie, kad geriau gyventų, kad O kaip jūs įsivaizduojat, kad jie geriau gyventų, ką jūs būtent padedat tiksliai? Kad užsidirbtų pinigų, nebūtina eiti kiekvieną dieną į darbą. Klausimas taip tada jums.
ar jums tikrai įdomu mokyti žmonės ir padėti jiems, kad jie užsidirbtų pinigų tiesiogiai, Jo, ar vis dėlto, ką jūs išmokysit juos, jiems padės tai užsidirbti pinigų? Nu taip, tiek mokėsiu, tiek padėsiu, aiškinsiu, kad yra kitų būdų užsidirbti pinigų, nebūtinai eiti į darbą. Nes aš čia girdžiu tinklinio marketingo arba su tuo auksu, kas susijęs, žodžiu, tą tokia, kaip ir sakyt, propaganda, kur jūs pati tikit, kad jūs norite tą dalyką daryti, bet aš jaučiu ir aš tikiu, kad jūs tikrai ne tas pagrindinis dalykas jums. Jūs kažkas slepiat, kas jums tikrai yra prie širdies mieliausia, bet jūs nedrįstat pasakyti. Jūs slepiatės po tais visais ten marketingų, tinklinio marketingų, ir taip reikia komandą kurti, bla bla bla, bla bla bla. Gali būti, aš tiesiog galbūt nežinau, žinok. O tai kas padarė tą video? Kieno idėja pagrindinė buvo? Aš susigalvojau. Ir kodėl jūs tą padarėt? Aš pati susigalvojau. Ir kodėl jūs tą padarėt? Kodėl padariau? Tokį. Aš norėjau, kaip pasakyti, reklamuoti tuos video tavo. Dabar, jeigu aš jums pasakyčiau, kad jūs galėtumėt viską reklamuoti, ką tik norit, apie ką tik norit kalbėti tokioje formoje, kokią sukūrėte jūs. Jeigu aš jums pasakyčiau, kad jums tai daugiausiai uždirbtų pinigų ir atvertų didžiulės galimybės ir kitiems parodytų, atvertų, sakytų, eina savo, šita tai drąsi, šita tai pavaro. Ne? Žinok, Ramūnai, aš labai fainiai jaučiausi, iš tikrųjų. Nes kiek suprantu, tai video kažkas koregavo, tai ne jūs, ne? Ten kažkas jums padėjo. Ne, aš viską pati viską, nes mažiau ten kažkokia nemokama programa turbūt buvo, ne, kad uždėjo dar tos skaičiukus, ten tos raštus. Ten ta mergaitė įdėjo iš 3 dalių į vieną, ten jinai... Tai klausimas toksai, jeigu aš pasakyčiau, kad jūsų ir yra šitas produktas, nes jūs realiai galite TV laidą kurti. Jūs apie bet ką galite šnekėti, va tokioj formo, kaip jūs prisigalvojate, tokias nesąmonės ir taip toliau. Ir jūs po kažkiek laiko galite turėti daugiau žiūrovų negu televizijoje. Davai, o tai gerai. Man patiko iš tikrųjų, Ramūnai, tą daryti. Tai žinot, ką aš noriu? Aš noriu, kad jūs dabar padarytumėt. Paimkite 3 pagrindinius dalykus, kurie jums veža gyvenime, kurie dabar jums taip norisi padaryti, ne tai, kad ten papasakoti žmonėms, bet pasijuokti, ne juoko formą tą tokį padaryti ir parodyti žmonėms, kiek, kaip darėte mano, ne, kad, kaip ir su manim tą darėte. Ta prasme, kad maždaug kaip internete, kad aš višta žalia, nieko nesuprantu, kaip parduoti per kompiuterį, uždedu ir taip toliau, ne. Tai aš noriu, kad jūs tiesiog susirinktumėte 3 dalykus, kurie jums lygiai taip pat, kaip ir mano kursai, padeda arba jums į gyvenime jie užveža ir lygiai taip pat parašyti, sugalvoti scenarijų tokį. O kokią trukmę? Trumpą? Nesvarbu, gali būti 3 minutės, gali būti mažiau, gali būti daugiau, 5 minutės, bet šiaip nuo minutės iki 5 minučių. Pasistengsiu, Ramūnai. Į tau siūsti, ne? Dėkit YouTube'ą ir atsiųskit man. Gerai. Aš tik žinot, ką noriu, kad jūs suprastumėt, jūs nevertinat to, ką turite, ne? Nes jums tai atrodo, bet tai kaip čia uždirbs pinigus, kas čia mokės, taigi čia kaip aš čia pinigus pasims ir taip toliau. Va to jūs nepagaunat jums ir po to, žinot, dėl to aš ir sakau, kad aš jaučiu, kad jūs vis tiek į viską žiūrit vis tiek. Kodėl aš turėčiau tą daryti? Dėl to, kad čia man uždirbs pinigų. Tada čia reikia daryti. Ir tada, žinot, išsimušat iš šviežių daryti dėl to, kad man tai patinka. Man patėm. Žinai, ką aš tau pasakysiu, ašgi išdirbau 30 virš metų muzikos vadovę darželyje. Man tas darbas, tai aš taip pasaka, aš labai laiminga, kad aš galėjau dirbti muzikos vadovę su vaikučiais darželyje. Aš galiu jums didžiausią, geriausią ir nuostabiausią naujieną pasakyti. Norit pasakysiu? Visi žmonės, kurie internete yra maži vaikai, kurie ieško pramogų, jiems reikia kažko tai tokio būrelio ar vadovės, kurie sakytų, dabar suplokim rankytėm ir visi žiūri ir plojam, visi tokie yra maži vaikai iš tikrųjų. O, tai mano čia darbas, pratęsim tada darbą šitą. Ir aš manau, kad jūs kurdama kažką tokio, kas visiškai nesusiję nei su pinigais, nei kažko tokio, jūs iš tikrųjų jaučiatės fainiausiai, užsivežus labiausiai. Jo. Tai kodėl jūs... Good idea. Ir kodėl jūs tada atsisakote būtent
tą daryti dėl to, kad jums patinka, jums linksma ir patikėkit, arba jūs kas nors pasikvies, arba reklamoje kokioje vos ne, ar tiesiog jūs galėsite susikurti pakankamą auditoriją tokią, kur galėsite reklamuoti kažkieno produktus. Lygiai taip pat linksmai ir įsivaizduokit, galbūt kažkam patiks, kaip jūs pristatote ir jie norės jūsų, kad jūs produktą jų reklamuotumėt lygiai taip pat ir jie netgi padarys internete, kur nors įdės visur išplatins ir taip toliau, žodžiu. Nu, Tu, va, dabar žinai, kaip man čia yra sekmadieninė mokyklėlė lietuvių ir pakvietė mane Velykų bobutį. Nu, pažiūrėjau video visokius apie tas Velykų bobutės, senas, bjaurės, be dantų, ateina tokias visai čiut gyvas. Tai aš galvoju, ropuži, aš būsiu gražyva su skrybelė, atėjau su gėlėm, su kiaušiniais, tokias švytinti, maloni ir kaip visiems buvo patika, ta mano irgi vaidyba tokia. Tai va, atsiminkit, ką aš jūs mokiau per visą šitą laiką, ne? Kad pagrindinis dalykas, ko žmonės nori, tai yra jaustis gerai ir jaustis, kad jie priimti ir taip toliau, ne? Ir kai jūs būtent... Ramūnai, tu man atsiusk nuo pradžios visus tos savo video, aš nelabai moku rasti, kur jau nuo pirmo gerai. To. Jūs galite tik tai skaičiuką pakeisti beje tenai. Jeigu atsidaro ten... Tik skaičiuką pakeiti ir atsiranda video. Jo, jeigu kokia ten 15 diena, nerodo viršui, tai tada pakeičiat skaitliukai, skaičiukai, kurį norit dieną ir tada viskas pasikeičia. Nu, ačiū Ramūnai, kad paskambinai, ačiū labai apmąstymui. Dabar klausimas, ar jūs leisit šitą pokalbį man patalpinti? Be abejo. Galima, ne? Nieko tokio privataus nepasakėt. Ne, nu nieko, apie vaikučius gražiai pasakiau. Mokytojai mano vaikai. Gerai, tai iš tikrųjų labai Ramūnai. Jo, labai, dėkui jums, iki. Iki. Tai atsiminkite, ne, 3 užduotys, jo? Jo, 3 užduotys. Jo, ir padarot video kuo greičiau. Bet įdomu, aš neįdomaus nežiūrėsiu. Gerai, ačiū. Nu, iki. Iki.